klausimų dėl praktinio atsiskaitimo? Čia vienam vaikinui iškilo problema, jis atsiskaitimą darė su tai yra MIFO infrastruktūroje, su MIFO kompiuteriais ir jis negalėjo įsidiegti PEP8 modulio. Tai šiandien parodysiu, kaip tai galima padaryti, aplinkoje neturint sudo teisių. Šiaip, kas jau atliko antrąją užduotį, šiandien ištaisiau ar peržiūrėjau visų užduotis, tai dažniausiai darom klaidą, kad yra netikliai rašomos pakeitimų žinutės. Tiesiog bet kaip parašo ir mano, kad praeis. Šiaip programuojant komandoje, tai yra pakankamai svarbu. Todėl pirmosios užduoties tikslas yra, kad jūs išmoktumėt rašyti tinkamas commit žinutes ir versijuoti kodą tinkamai. Todėl nusprendžiau pirmos užduoties nebepraplėsti, nes matau, kad yra nepadaroma esmė, o bandoma išplėsti užduoties apimtį. Tai yra, kai kurie studentai padarė tą antrąją užduotį, sakė, kad ji yra labai paprasta, bet vis tiek nesugebėjo tinkamai versijuoti kodą. Todėl žmonėms, kurie nori labiau įsigilinti į Pythoną, daugiau išmokti, tai bus galimybė padaryti ruošiant seminarą. Tai artimiausiu metu įkelsiu rekomenduojamas seminarų temas, galėsit patys siūlyti savo temą ir norėdami įsigilinti, galėsit padaryti toj konkrečioj dalykiniai srity. Tai tiek apie praktinius atsiskaitimus. Tai šiandien pristatysiu pagrindinius Pythono tipus ir sakinius, jeigu spėsim dar apžvelgsim funkcijas. Tai yra pats įvadas į Pythoną, bazinės žinios. Tai tai prieš pradedant apžvelgti šitos tipus, pristatysiu, kaip galima patogiai dirbti su Pythono interpretatoriumi. Yra du skirtingi Pythono interpretatoriai. Tai yra standartinis Python. Tai yra Pythono interpretatorius, atrodo taip, jame irgi galima bandyti rašyti kodą, bet yra papildyta Pythono versija, tai vadinasi IPython. Yra tas pats interpretatorius, bet su papildomu funkcionalumu. Pavyzdžiui, jame galima pamatyti kintamojo kontekstą. Na, iš
iš esmės rekomenduoju naudoti šitą IPython, jį galima įsidiegti taip, jeigu įvykdėte pirmąją užduotį, tai pas jūsų aplinkoje yra prieinamas pip paketų valdymo modulis, tai komandinį eilutį parašė pip install IPython ir į PDB galite suinstaliuoti tą papildytą Pythono interpretatorių ir papildytą kodo pertraukimo modulį. Tai IPython yra pranašesnis, kad jame išeina pamatyti daugiau kontekstinės informacijos, išeina autokompletinti ir spalvinimas patogesnis, todėl rekomenduoju naudoti IPython. Šiaip pasibandant Pythono kodą yra patogios tokios komandos, tai yra dir komanda, kurios nereikia importuoti, parodo kokius atributus ir metodus turi kintamasis objektas tiesiog. Help parodo dokumentacijos stringus, IPython aplinkoje yra prieinamas toks kaip ir klaustukas arba du klaustukai, kurie pateikia šito kintamą kontekstinę informaciją. Taip pat debuginant kodą yra patogu naudoti į PDB. Tai galiu parodyti. Tai į PDB tiesiog pertraukia kodo vykdymą toje vietoje, kur yra įvykdomas šis sakinys, set3, ir atsidarome, tai yra šitam pertraukime yra prieinamos kelios komandos, pavyzdžiui, step žengti žingsnį priekį, next tai vykdyti iki sekančios eilutės, step, pavyzdžiui, gali įžengti į metodo vidų arba ciklo sakinį, next jį įvykdo ir peržengia continue, kad šiandien parodžiau, kaip galima susinstaliuoti, atsisiųsti ir susinstaliuoti virtualią aplinką. Tai tiesiog pakanka įvykdyti šias užduotis Linux aplinkoje ir bus parašomas PEP8 klaidų pranešimai visų užduotį. Tai Pythone yra prieinami tokie tipai skaičiai, simbolių eilutės, sąrašai konstantos. Jie yra kaip ir sąrašai, tik jų neišeina redaguoti. Žodynai, aibės, loginiai kintamieji, neapibrėžtas tipas, failai ir kompleksiniai skaičiai. Beje, aišku, kiti tipai kaip funkcijos, klasės, moduliai. Magistrinio darbo, tai yra magistrantūros metais teko realizuoti užduotį, kurioje reikėjo naudoti kompleksinius skaičius, tai buvo galima naudoti Pythono kaip out of the box, nereikėjo jokių papildomų pastangų naudojant kompleksinius skaičius. Tiesiog visos operacijos veikia ir su kompleksiniais skaičiais.
viskas yra objektai, net ir funkcijos, todėl funkciją išeina perduoti per parametrus, taip pat ir klases, ir modulius. Tai kokie yra įprasčiausi veiksmai su skaičiais. Tai pirmiausia yra aritmetinės operacijos, kurios tinka tiek sveikiesiems, tiek realiesiems skaičiams. Sveikieji skaičiai turi dvi papildomas operacijas, tai yra div ir mont. Pirmoji operacija grąžina sveiką dalį, kita liekana. Kėlimas laipsnių, apvalinimas. Šitos funkcijos yra prieinamos bet kokiam Python kontekste. Modulis bei papildomos komandos, kaip kad šaknis, yra prieinamos math moduliai. Pythone yra modulis random, kuriame yra nemažai galimybių realizuota generuoti atsitiktiniams skaičiams. Tai standartinės, tai yra įprastos komandos, su kuriom teko man dirbti, tai yra seed. Tai planuojant bet kokį eksperimentą ar rašant testus, yra svarbu, kad būtų užfiksuotas atsitiktinių skaičių generatorius, tai yra, kad atsitiktinai generuojami skaičiai nebūtų visai atsitiktiniai. Tai galima padaryti su seed komanda. Seed inicializuoja pseudo atsitiktinių skaičių generatorių ir kas kartą po seed su tokiu pačiu hashu iškvietimo bus generuojami tie patys atsitiktiniai skaičiai. Tas pavyzdys. Random komanda tiesiog sugeneruoja skaičių iš 0,1 intervalo. Uniform sugeneruoja iš pasirinkto intervalo atsitiktinių skaičių. Gauss, tai normaliai Gausso pasiskirstymo atsitiktinį dydį sugeneruoja. Jeigu reikia kokių ypatingesnių atsitiktinių dydžių, tai galima išgauti kombinuojant šitos atsitiktinius dydžius. Pavyzdžiui, galima, kad ir random reikšmę atvaizduoti į norimą intervalą, paprasčiausiai padauginant ar padalinant šitą dydį. Ką reikia žinoti apie simbolių eilutes, stringus. Tai pirmiausia, stringas yra kaip nekintantis sąrašas simbolių. Tai reiškia, kad su simbolių eilute galima atlikti tos pačias operacijas kaip ir su tuple. Tai simbolių eilutė išeina pirmiausia pamatuoti simbolių eilutės ilgį su len komanda, bet neišeina kaip su sąrašu
priskirti elementų, bet išeina jį dalinti ir visai kaip pasiekti simbolių eilutės dalis. Standartiniai ar kaip dažniausiai naudojami simbolių eilutės metodai yra split, tai padalina simbolių eilutę pagal white spaces, tai yra tarpai, naujos eilutės, tabai, perdavus skirtuką išeina nurodyti pagal ką skaidyti. Pavyzdžiui, skirtukas gali būti kablelis ir tarpas, tai tokią simbolių eilutę išskaidytų taip. Replace pakeičia simbolį iš į ir join sujungia elementus su nurodytojų skirtuku. Taip pat yra tokių metodų Galima klausimą? Tai žinau. Sibir funkciją galima pažiūrėti, kokie metodai yra, tarkim, tarp stringo, o kaip pažiūrėti, tarkim, metodo dokumentaciją. Stringas taškas metodas ir apskriausto help. Pavyzdžiui, help. Čia pateikia dokumentus. Tai capitalize padidina, tai yra visus stringus, visus simbolius paverčia į padidintas raides. Jeigu tai išeina, na, daug metodų yra prieinama. Su strip metodu reikia neprisišrauti, nes strip pašalina visus simbolius. Pavyzdžiui, jeigu turim kintamai example.com, kuris yra kainuos ir var. Sakykim, turim tokį. Sakykim, norim pašalinti tik tais com dalį ir rašome strip com ir nukerta ir visus simbolius. Tai galim prašyti tai strip komanda strip komanda pašalina
nereikalingus simbolius tiek iš pradžios, tiek iš galo. Be argumentų iškesta strip funkcija tiesiog pašalina white spaces, tarpus, tabus ir enter, o perdavant parametrų, tai yra raidžių, pašalina tas raides, bet pašalina tik raides, o ne fragmentą. Tai galima matyti, kad pašalina net ir C ir visą C-com daugumą. Kodėl M nepašalina? Kurios? Čia? M, nes strip pašalina iš šonų, iš vieno, iš kito šono, o R strip iš dešinės, o L strip iš kairės. Split, strip, replace, joint pagrindinė naudojamas komandos. Simbolių eilučių formatavimas. Norint gražiai pavaizduoti rezultatus, yra patartina naudoti formatavimo eilutes. Tai yra nepliusuoti simbolių eilutes, ne tiesiog stringas, plus ten kintamasis konvertuotas į stringą, plus ten kas nors, o parašyti eilutę ir joje įterpti vietas kintamiesiams, o kintamosius perduoti kaip argumentus. Tai šita praktika taip pat padeda apsisaugoti nuo SQL injectionų ir kitokių atakų, kai pliusuojant, nors ne, nes kai kur yra pateikiami papildomi metodai, kuriais galima perduoti kintamosius kaip parametrus į, sakykime, SQL užklausą. Tai yra, rašant SQL užklausą reikia nepliusuoti irgi atskiras SQL užklausos dalis, o ją gražiai suformatuoti, perdodant kintamuosius per parametrus, kad nepavyktų padaryti SQL injection. Tai yra papildoma nepageidaujama SQL kodo nepavykti įterpti. Tai Pythone stringus galima formatuoti dviem skirtingais būdais. Tai yra naudojant procento direktyvą, tai yra tiesiog parašant stringą, simbolių eilutę ir ją nurodant kintamojo įeitį su procento ženklu ir tipu. Pavyzdžiui, kintamojo, kurio tipas yra simbolių eilutė, įeitis bus procentas S, sveikojo skaičiaus procentas D ir realio skaičiaus įeitis tai F. Ir galima perduoti papildomą formatavimą, kaip kad kiek skaitmenų turi eiti, kiek po kablelio skaitmenų turi būti, kiek prieš kablelį. Gali būti ten tuščios vietos užpildomos nuliais, gali būti išcentruojamas kintamasis. Tai yra įvairios formatavimo galimybės. Antrasis būdas, kaip galima suformatuoti simbolių eilutę, yra naudoti format metodą. Tai kintamųjų įeitys yra žymimos vyresniais skliaustais. Paprasčiausių atvejų galima tiesiog parašyti vyresnius skliaustus ir šitie vyresniai skliaustai bus užpildomi kintamaisiais paeiliui.
šis formatavimo būdas yra patogesnis, nes galima tuos pačius kintamuosius naudoti kelis kart. Šiuo atveju kintamieji yra tiesiog paeiliui užpildomi, o šiuo atveju kiekvienas kintamasis gali turėti savo identifikacinį numerį, tai yra eilės numerį. Pavyzdžiui, šiuo atveju yra naudojami 2 kintamieji, antrasis kintamasis yra įterpiamas 2 kartus ir kitaip suformatuojamas. Taip pat galima šitiem kintamiesiam priskirti pavadinimus ir juos kreiptis su pavadinimu. Tai norint suformatuoti tokį kintamąjį, reikia parašyti pavadinimą, dvitaškis ir jo formatavimas. Tai kaip galima matyti, šiuo atveju nėra būtina nurodyti tipo kintamojo. Tai detalesnis formatavimas. Čia daug pavyzdžių, bet iš esmės yra formatavimo galimybės aprašytos, kad galima realiuosius skaičius įterpti kaip standartinį išraišką. Tai reiškia skaičius ir padaugintas iš 10 pakeltų laipsnių. Taip pat norint generuoti atsitiktinę simbolių eilutes, pavyzdžiui, slaptažodžius, yra prieinamos tokios patogios atsitiktinių skaičių atsitiktinumo operacijos, kaip kad choice, sample, shuffle. Tai šios operacijos veikia su bet kokio tipo sekomis. Tai gali būti sąrašas, eilutė, simbolių eilutė ar bet koks kitas nurodomas tipas. Tai choice parenka atsitiktinai vieną elementą, sample pateikia pasirinktą skaičių, pavyzdžiui, šiuo atveju 6. Tai yra pateikia atsitiktinį rinkinį elementų paimtą iš šito sąrašo. Tai letters šiuo atveju yra visos lietuviškos, tai yra raidės, kuriuose nėra lietuviškų raidžių, tai yra didžiosios ir mažosios angliškos raidės. Digits yra 10 skaičių, nuo 0 iki 9. Shuffle permaišo, išmaišo perduotą sąrašą. Pavyzdžiui, slaptažodį galima sugeneruoti taip. Tai šitas funkcionalumas patogus yra, pavyzdžiui, norint ištestuoti algoritmą su skirtingais duomenų rinkiniais. Pavyzdžiui, klasifikavime galima tą patį duomenų rinkinį išmaišyti daug kartų ir padalinti į
mokymo ir testavimo duomenys. Tai šiuo atveju permaišius skirsis tiek mokymo, tiek testavimo duomenys kiekvienu atveju. Todėl norint statistiškai įvertinti algoritmo patikimumą, galima naudoti tą patį duomenų rinkinį sumaišytą kitaip. Toliau sąrašai. Tai sąrašas yra apibrėžiamas taip, kintamajame yra saugoma nuoroda į sąrašą, ne pačio sąrašo reikšmės. Sąraše gali būti tiek bet kokie objektai, tiek kiti sąrašai, tiek žodynai, tiek funkcijos. Bet reikia atminti, kad sąrašas yra nuoroda į sąrašą. Standartinės sąrašo operacijas yra append, pop, push, push nėra. Yra append, pop, remove, sort. Tai append prideda elementą į sąrašo galą, sort surikiuoja sąrašą, sąrašą galima, čia vadinasi slicing, pjaustymas gabalais, pjaustymas yra atliekamas nuo, tai yra galimi tokie argumentai, tai yra nuo, iki ir žingsnis. Tai nuo elemento yra imtinai, tai reiškia pirmasis elementas yra paimamas, o iki, tai paskutinis elementas nebėra paimamas. Pythone numeravimas yra nuo nulio, todėl šiuo atveju pirmasis, tai yra vienetų žymimos elementas yra 2, o yra paimami 3 elementai, o 4 elementas, čia 0, 1, 2, 3, ir šitas elementas yra trečias eilėj ir todėl trečiasis elementas yra paimamas, bet ketvirtasis ne. Gal čia reikėjo pradėti numeruoti nuo 0. Taip pat galima kreiptis, tai yra nuo ir iki gali būti su minuso ženklu, tai yra elementai numeruojami nuo sąrašo galo. Tai pavyzdžiui, paskutiniai 2 sąrašo elementai gali būti paminimi taip. Jeigu nėra perduota jokios reikšmės, tada yra imama iki sąrašo galo arba nuo sąrašo pradžios. Pavyzdžiui, čia, kai yra, tai yra pereinamas visas sąrašas su žingsniu 2. Tai yra paimamas pirmasis elementas, trečiasis, penktasis. Reverse metodas tiesiog invertuoja, kaip apkeičia elementų eiliškumą į priešinį. Su sąrašais yra prieinamos tokios komandos. Sąrašus galima dauginti, galima sudėti. Sakykime, turim pirmąjį sąrašą A, tai
sąrašas padaugintas 3 kartus turės tos pačius elementus. 3 kartus. Sąrašus galima sudėti. Tai sąrašų suma yra, tai yra šita komanda yra ekvivalenti extend komandai. Tik extend metu yra pakeičiamas A sąrašo turinys. Tai galima sakyti, kad A plus B. Šita komanda yra ekvivalenti komandai A extend. Kartais norint inicializuoti masyvus, pavyzdžiui, reikia 100 vienetų, sakykime, 5 užteks. Tai yra patogu naudoti šitą daugybą, bet reikia nepamiršti, kad sąrašas yra nuoroda į sąrašą. Todėl, norint inicializuoti daugiamatį sąrašą, sakykime, sąrašą, kuriame yra daug sąrašų, sakykime, tai A yra sąrašas ir viena yra irgi sąrašas. Tai viskas atrodo gražu. Tai yra, sukūriau sąrašą, kuriame yra 5 vidiniai sąrašai. Tai galima sakyti, yra 2 matmenų sąrašas. Bet kas buvo padaryta šiuo atveju, tai yra buvo paimtas šito viduje sukurto sąrašo nuoroda ir ji padauginta 5 kartus. Tai pridedant elementą prie pirmojo nario, šis elementas atsiras ir visose kitose, nes čia iš esmės yra tas pats sąrašas. Tai norint sukurti daugiamatį sąrašą, negalima naudoti daugybos, bet reikia naudoti ciklą ir su ciklu inicializuoti. Taip pat reikia atsargiai elgtis priskirinėjant sąrašus. Pavyzdžiui, turint B sąrašą, M sąrašą, 1, 2 ir, sakykime, norint priskirti tą patį sąrašą. Programuojant kartais atsiranda tokių situacijų, kad duomenys yra patalpinami į vieną sąrašą, tada tą rezultato norima perkelti ar tiesiog atspausdinti, ar išsišakoja naudojimas šito sąrašo. Tai vienoje vietoje paredagavus galima sugadinti kitą vietą. Pavyzdžiui, galima suklysti, manant, kad paredagavus M sąrašą nepasikeis M. Tai galima matyti, kad tai yra vienas ir tas pats sąrašas, todėl reikia naudoti arba taip.
reikia naudoti arba tokį kaip išreikštinį elementų visų priskirimą. Tai yra iš M sąrašo yra paimami nuo pradžių iki galo visi elementai ir taip yra sukuriamas naujas sąrašas, kuris yra nepriklausomas nuo M. Taip pat galima naudoti metodą tai galima kopijuoti štai sąrašą ir yra grąžinama šito sąrašo kopija, bet jeigu sąraše yra kitų sąrašų, tai šis metodas netiks. Pavyzdžiui, M gali būti vienas, sakykime, sąrašas. Tai kopija šiuo atveju grąžins naujai sukurtą žemiausio lygio sąrašą, bet šito sekančio sąrašo nenukopijuos. Nukopijuos tiktais jo nuorodą, todėl paredagavus šitą vidinį sąrašą pasikeis ir keliose vietose reikšmės. Tam reikia naudoti deep copy, kuris nukopijuoja ir tai yra hierarchiškai nukopijuoja visus objektus. Norint geriau susipažinti su Pythonu, geriausia yra tiesiog skaityti dokumentaciją, nes joje informacija yra labai struktūruotai pateikta. Pythonui būdingas būdas iteruoti per skaičius yra naudoti range funkciją. Tai range funkcija grąžina skaičius nuo 0 iki pasirinkto skaičiaus arba range funkciją galima iškviesti su 1, 2 arba 3 argumentais, kurie gali būti nuo iki ir žingsnis. Pavyzdžiui, kviečiant su vienu parametru yra grąžinami skaičiai nuo 0 iki pasirinkto skaičiaus, nuo iki, pavyzdžiui, nuo 1 iki 8 yra grąžinama nuo iki, tai yra, irgi yra grąžinami skaičiai imtinai. Tai reiškia, jeigu čia yra 7, tai paskutinis elementas bus 6. Tai su žingsniu. Tas pats ir su žingsniu, galima nelyginius skaičius atspausdinti. Ši funkcija yra prieinama Python kontekste standartiškai ir ji yra skirta iteruoti per sveikuosius skaičius. Norint iteruoti per realiuosius, reikia naudoti arrange funkcija, kuri yra prieinama NumPy modulyje. Tai Pythone paprastas foras ir atrodytų taip, kad yra for i in range 10
dažniausias ir normalus iteravimas per duomenis. Tai yra, Pythono foras yra šiek tiek kitoks nei Javai ar C. Ten vietoj to, kad rašytumėm sąlygą, kurią turi atitikti žingsnį ir implementorių, Pythone yra iteruojama per elementus, per sąrašus. Sekantis tipas Pythone yra aibės. Tai bet kokį sąrašą galima paversti į aibę, aibę vėl į sąrašą. Aibė nuo sąrašo skiriasi tom, kad aibėje gali būti tiktais po vieną unikalų objektą. Tai yra objektai negali kartotis. Ir su aibėm galimos aibė operacijos. Tai yra, galima palyginti dvi aibės, rasti jų sąjungą, sankirtą, skirtumą, galima pridėti elementą, pašalinti elementą, galima sujungti dvi aibės. Taip pat yra frozen aibės, kurios yra beveik tas pats kaip ir aibė. Tik jų tvarka yra fiksuota ir jas galima frozen aibėm galima suskaičiuoti hashą, nes šitą aibę norint naudoti aibę kaip raktą žodyne, reikia naudoti frozen aibę, o ne paprastą aibę. Toliau žodynai. Tai žodynas yra raktų ir reikšmių rinkinys. Tiek raktas, tiek reikšmė gali būti beveik bet koks Pythono objektas. Tai yra, raktas gali būti objektas, kuriam galima suskaičiuoti hashą. Tai yra unikalus objektas. Bandant sukurti žodyną su raktu sąrašas, mano klaida, kad tai yra unhashable tipas. Tai tas pats yra su aibėm. Ir su tuplais. Tai norint naudoti aibę kaip raktą, reikia naudoti frozen aibę, o norint naudoti sąrašą kaip aibę, reikia naudoti sąrašo konstantą.
tai yra tuple angliškai. Gerai, tai nieko nepasakiau apie tuple tipą. Tai tuple nuo sąrašo skiriasi tuom, kad jo turinys negali būti keičiamas. Tai yra kaip konstanta, sąrašas konstanta. Pavyzdžiui, turime tokį sąrašą, 1, 2, jo elementus galima pasiekti, bet šito sąrašo redaguoti negalime. Pavyzdžiui, priskirti kito elemento negalime. Tai toks ir skirtumas, kad tuple redaguoti negalima, gal galima padaryti įvairius veiksmus. Pavyzdžiui, galima A plus A. Tai yra tokio veiksmo rezultatas, tai yra tuple pridėjimas prie kito tuple. Rezultatas yra naujai sukurtas 3 tuple, kuriame yra pirmų 2 turinys. Šitą tuple galima konvertuoti į listą. Tipų konvertavimas yra atliekamas taip. Taip pat galima konvertuoti kintamosius ir sveikuosius skaičius, ir integralius, tai yra realiuosius skaičius. Pavyzdžiui, turint kintamai 1, jį galima konvertuoti į float tipą, galima į string tipą, konvertuojant žodynus pasakyti. Žodyną galima sukurti apibrėžiant tiesiog laužiniais skliaustais, nurodant raktų ir reikšmių poras, arba naudojant dict metodą ir jam perduodant per parametrus taip pat raktus ir reikšmes, raktų ir reikšmių poras. Priskirimo žodynui yra atliekamas nurodant raktą ir priskiriant reikšmę, o reikšmė paimama iš žodyno gali būti 2 būdais. Tai galima nurodyti raktą ir gauti reikšmę, arba galima naudoti get metodą. Šitie 2 atvejai skiriasi tuom, kad pirmasis sukelia klaidą, jeigu raktas yra nerastas žodyne, o antrasis grąžina standartinę reikšmę. Pavyzdžiui, jeigu turime žodyną tom,
tai kyla key var, o su get metodu yra standartiškai grąžinimas num arba per parametrus perduoda reikšmė. Tai dažnai programos veikimas būna apibrėžtas, nors ir būna grąžinamas namas. Todėl, pavyzdžiui, veikiančiam serverį kilusi klaida neapdorota nutraukia serverio tos konkrečios užklausos darbą. Tai rekomenduočiau naudoti get, kur išeina, nes tokiu atveju naudotojas gali pamatyti bent tiesiog arba reikia apdoroti klaidą, arba naudoti get metodą. Tai žodynai turi metodus keys, values, jie tiesiog grąžina raktų sąrašą arba reikšmių sąrašą. Taip pat yra metodas items, kuris grąžina raktų ir reikšmių poras. Šis metodas yra naudingas norint iteruoti per žodyną. Pavyzdžiui, mūsų turi vieną raktą. Tiesiog iteruojant per žodyną yra iteruojama per žodyno raktus, o norint iteruoti per raktus ir reikšmes reikia naudoti items. Pavyzdžiui, for key and r. Tai iteruojant per žodyną iš vieno elemento yra iteruojama per jo raktus, o for key items tiesiog leidžia iteruojant per žodyną iš karto turėti ir jo konkretų reikšmę, konkretaus elemento reikšmę netigrafą. Žodynai standartiškai yra nerikiuojami, tai elementų tvarka yra atsitiktinė ir yra ordered dictionary, atskiras tipas, kurį galima naudoti esant poreikiui, kad raktai būtų surikiuoti tam tikrą tvarką. Čia taip pat matau, kad galima, nepaminėjau dar, kad sąrašus galima rikiuoti dviem būdais. Tai galima naudoti arba sąrašo metodą, sort,
šis sakinys yra ekvivalentus A. Sorted taip pat yra prieinamas Pythono kontekste metodas, kuris surikiuoja seką. Šis metodas turi kintamąjį I. Prie to grįšim vėliau. Arba galiu iš karto. Pythone funkcijos yra objektai, todėl galima apsibrėžti, todėl kai kur metodas yra reikalingas kaip parametras. Tai norint greitai apibrėžti metodus, yra tokia pagalbinė funkcija lambda, kuri tai su raktiniu žodžiu lambda galima apibrėžti funkciją, kuri šiuo atveju gauna argumentą x ir jį grąžina. Tai yra vienos eilutės paprastos funkcijos apibrėžimo sakinys. Tai sorted funkcija gali gauti tokią lambda funkciją. Pavyzdžiui, galima susikonstruoti sudėtingesnį sąrašą. Pavyzdžiui, sakykime, turim sąrašą iš porų. Sakykime, yra vektoriai, kurie turi dvi reikšmes. Turim sąrašą iš vektorių, tai norint surūšiuoti šį sąrašą pagal pirmąjį arba antrąjį elementą, reiktų rašyti tokį sakinį. Tai lambda yra funkcija, kuri gauna elementą visą kaip x ir turi grąžinti objektą, pagal kurį reikia numeruoti, tai yra rikiuoti. Tai šiuo atveju grąžinamas antrasis elementas. Pythone yra numeruojama nuo nulio, tai šis yra nulinis elementas, čia yra pirmasis elementas. Todėl buvo surikiuota pagal pirmąjį elementą. Norint surikiuoti pagal nulinį elementą, taip pat Pythone yra toks
vienos eilutės sakinys, ciklo sakinys, kuriame galima iteruoti per elementus. Tai su šituo ciklo sakiniu galima sukurti arba sąrašą, arba žodyną. Tai norim sukurti sąrašą, tai galima rašyti elementas, for elementas in range taip galima kurti tiek sąrašus, tiek žodynus. Tai jeigu yra tai kuriant sąrašus galima naudoti sąlygos sakinius. Taip pat galima atlikti veiksmus su reikšme. Čia yra vienos eilutės for ciklas, kurio rezultatas yra sukonstruotas naujas sąrašas. Tai tas pats galioja ir su žodynais. Žodynas taip pat gali būti sukuriamas su for. Pavyzdžiui, taip yra iteruojama per sąrašą nuo 1 iki 5 su kintamuoju yra, tai yra kiekvienas šito sąrašo elementas yra pavadinamas x-u ir su tuo x-u tiek rakte, tiek reikšmėje galima atlikti įvairius veiksmus. Tai galima iš viso čia perduoti konstantas. Šiaip dėl skaitomumo patartina nenaudoti kelių lygių for ciklų, nes galima prašyti kelių lygių for sąrašas sąraše. Kai eilutė tampa labai ilga arba sunkiai skaitoma, tai ją patartina skaidyti į atskirus sakinius, kaip kad priskirti asmenybės, ir antrąjį ciklą rašyti į nors eilučių skaičius padaugėjo, atsirado 2 eilutės vietoj vienos, bet šitas pavadinimo suteikimas tam tikrai daliai palengvina skaitomumą.
nes perskaičius pavadinimą, jau nesigilinant į logiką, galima suprasti, ką šitą eilutę turėjo padaryti ir taip pat lengviau suprasti ir antrą dalį. Tai tiek apie Pythono tipus. Toliau ifo sakinys. Dar nepaminėjau, kad neskyriau dėmesio Pythono boolean loginiams tipams. Tai yra du tipai, kurie iš didžiosios raidės prasideda. Tai yra true ir false. Taip pat yra none, kuris žymi neapibrėžtą reikšmę. Tai ifo sąlygoje reiškinys yra paverčiamas į boolean reikšmę. Tai šitas palyginimas x mažiau už 0, galima sakyti, yra ekvivalentus bool x mažiau už 0. Tokiam sakymui. Grąžintoji reikšmė yra naudojama sąlyga. Tai yra nuspręsti, į kurį ifo bloką reikia žengti. Ir dažnai, bent jau man pasitaikiusi klaida, yra, kad Pythone galima rašyti šitaip tiesiog kintamasis x-as, sakykime, yra 3 ir į jį galima konvertuoti į boolean reikšmę. Tai x-as yra konvertavus true. Tai galima rašyti tokią ifo sąlygą, kad if x ten print x, taip, galima funkcijos rašyti. Tai apibrėžiu funkciją, kurioje yra vienas sąlygos sakinys. Tai iš vietos su none nėra atspausdinama, iš vietos su bet kokia kita reikšme 2 ar tam kokį nors yra atspausdinama. Bet reikia žinoti, kad šitą bool operaciją objektus konvertuoja į true, jeigu objektas yra apibrėžtas ir nėra tuščias. Tai pavyzdžiui, sąrašas, tuščias sąrašas yra konvertuojamas į false, tuščia simbolių eilutė taip pat į false, bei realusis ir sveikasis skaičius 0 taip pat yra konvertuojamas į false. Todėl norint tiesiog atspausdinti 0 arba atlikti kokius nors veiksmus, kai skaičius yra apibrėžtas, bet lygus 0, tai negalima naudoti tokio validavimo. Tai reikia vietoj if a rašyti if a is none. If a is not none.
nulis. Tiesiog reikia žinoti, kad is not none palyginimas nėra lygus tiesiog bool kintamasis. Pythone ifas gali turėti tokius blokus. Tai yra pagrindinis blokas, else blokas ir elif blokai. Elif blokų gali būti daug, jie turi taip pat sąlygą, kada tas blokas turi būti vykdomas. Šitie blokai yra įvykdomas pirmasis blokas, kurio sąlyga buvo patenkinta. O else blokas yra vykdomas, jeigu nebuvo įvykdytas nei vienas prieš tai buvęs blokas. Tai ifas, tokios struktūros ifas, gali būti naudojamas kaip case sakinys, kitose programavimo kalbose kaip Java ir C yra case sakinys, kuriame yra išvardinamos reikšmės ir kiekvienai reikšmei apibrėžiamas blokas. Tai Pythone reikia naudoti elif ir nurodyti sąlygą ife. Pavyzdžiui, toks ciklas pademonstruoja, kad not v yra įvykdomas net tada, kai kintamasis yra lygus nuliui. Toliau ciklo sakiniai, tai for ir while, tai foras yra rašomas dažniausiai iteravimui per elementus, tai yra tiktais viena foro konstrukcija, tai for elemento vardas in sąrašas arba kitokia seka. Tai foro viduje yra prieinami continue ir break sakiniai. Continue nutraukia einamojo ciklo vykdymą ir peršoka prie sekančio ciklo, o break nutraukia tai yra, ne taip sakiau, tai continue nutraukia iteraciją, einamąją iteraciją ir perina prie sekančios iteracijos, o break nutraukia visą ciklo vykdymą. Taip pat ciklo sakiniai tiek while, tiek for gali turėti else dalį, tai yra po for pabaigoje gali eiti else blokas, kuris yra įvykdomas tik tokiu atveju, jeigu ciklas nebuvo nutrauktas su break sakiniu. Tai galima sakyti, visados yra įvykdomas, išskyrus kai break sakinys panaudojamas. Šitas else gali būti naudojamas failų uždarimui ar
kitokiam ciklo kontekste naudotų kintamųjų susitvarkymų. Foras gali būti užrašomas vienoje eilutėje, tai yra taip, kaip jau minėjau, ir while'as irgi turi tokią paprastą notaciją, tai yra while sąlyga ir tiesiog blokas. Ir jis irgi gali turėti else else bloką. Funkcijas, kągi čia kažkiek yra. Tai ką reikia žinoti apie funkcijas, kad funkcijų argumentus galima perduoti ir nurodant tų argumentų raktus. Funkcija apibrėžiama yra su def raktiniu žodžiu. Tai yra def, funkcijos vardas, argumentai ir tada funkcijos blokas. Tai gerai galiu pademonstruoti, kaip yra naudojami šitie args ir quarks kintamieji. Tai Pythonas turi tokią galimybę talpinti argumentus masyve arba žodyne, jeigu nebuvo šitas perduotas nebuvo argumento reikšmė priskirta nei vienam apibrėžtam argumentui. Pavyzdžiui, galime apibrėžti funkciją suma, kuri gali turėti tiesiog args arba ir quarks. Tai apibrėžiam funkciją ir jai galima perduoti neapibrėžtai daug argumentų ir šitie argumentai yra neturi savo reikšmės, todėl kaip nežinau, kaip įvardinti. Tai iškviečiant funkciją yra iš eilės užpildomi visi parametrai. Pavyzdžiui, sakykime, times, kintamasis. Tai dabar mūsų funkcija turi vieną išreikštinį parametrą ir turi galimybę priimti kintamuosius be raktų arba kintamuosius su raktais. Tai pavyzdžiui, suma šiuo atveju nuo 1, 2, 3, 5
Tai pirmasis argumentas yra priskiriamas kintamajam times, likę neturi savo, nėra išreikštinai deklaruoti, todėl jie yra priskiriami args kintamajam ir yra patalpinami kaip sąrašas. Taigi, galime ir atspausdinti. Times, args. Tai galima matyti, kad times kintamajam times parametrui buvo priskirtas priskirtoji pirmoji reikšmė, toliau buvo sudarytas sąrašas konstanta, tai yra tupų iš likusių reikšmių ir raktinių kintamųjų žodynas yra tuščias. Jeigu mes priskirtume, sakykim, raktą, sakykim, tai argumentai turintys raktą yra patalpinami į kintamąjį, kuris yra deklaruotas su 2 žvaigždutėm. Atributai neturintis išreikštinai nurodytą raktą yra patalpinami į kintamąjį, kuris yra deklaruotas su 1 žvaigždute. Tai yra toks deklaravimas galimas tik funkcijos apibrėžime, tai yra kaip apibrėžiant funkcijos parametrus. Taip pat žvaigždutė prieš kintamąjį gali būti naudojama ir iškviečiant metodą. Pavyzdžiui, tą patį, sakykime, galima apibrėžti mūsų args kaip 1, 2, 3 ir norint taip pat iškviesti funkciją, bet turint argumentus sąraše, galima juos iškviesti su žvaigždute. Tai šita žvaigždutė išskleidžia sąrašo reikšmes ir jas padalina funkcijos kintamiesiams parametrams. Tai tas pats ir su raktiniais žodžiais. Tai šita notacija 2 žvaigždutės išskleidžia žodyną funkcijos parametrams. Tai galima matyti, kad times parametrui buvo priskirta 1 reikšmė, kaip ir buvo apibrėžta žodyne, ir kiti kintamieji, kurie nebuvo išreikštinai deklaruoti, buvo priskirti tam quarks parametrui. Šitie kintamieji gali vadintis bet kaip, bet yra įprasta naudoti args ir keyboard args. Gali būti, kad ir A ir B.
tai svarbu yra žvaigždučių skaičius. Viena žvaigždutė reiškia, kad tai yra sąrašas, iš nepanaudotų atributų, tai yra parametrų, o dvi žvaigždutės yra iš nepanaudotų atributų, kurie turi reakciją. Tai tiek šiandien. Gal turit kokių klausimų?